Labai graži tradicija Ženevos automobilių parodoje, kiekvieną kartą yra skelbiamas metų automobilis, šį kartą kaip ir visuomet. 7 finalininkai, iš 7 6 elektromobiliai, tik Toyota CHR yra ne elektromobilis, o hybridas. Ir spėkit, kas laimėjo, dėmesio į ekraną, kova vyko tarp BMW ir Renault Scenico, laimėjo Renault Scenicas. Kodėl šis automobilis toks svarbus? 22 šalių žurnalistai išrinko, tai tikrai didelis pripažinimas. Kodėl jis toks svarbus? Kalbiname Renault atstovus Lietuvoje ir Europoje. Mindaugai, kodėl Renault Scenic laimėjo? Kur čia paslaptis? Sveikinu pirmiausia! Tikrai džiugios naujienos ir puikus pripažinimas šiam automobiliui. Scenicas visų pirma tai yra pilnavertis šeimyninis automobilis, kuris atveria rinką platesniai auditorijai, kai galėtų daugiau žmonių įsigyti šį automobilį, plus jo autonomija, plus praktiniai pritaikymo galimybės. Tai tikrai šaunu, kad šis automobilis gavo tokį pripažinimą ir šiandien džiaugiasi Europos metų automobilio vardu. We are very proud of these results. It's a recognition from the Jordanians that I think Scenic is the first family electric cars with a huge autonomy and a lot of useful technology and items inside the car for the family. So that's great. Great design. I hope it will be a great success in Baltic countries especially. Thank you.